Sveikos, turiu Jums klausimą. Ar žinote, kas yra senolitikai? Tai senolitikai yra tokie natūralūs junginiai, kurie padeda kūnui pašalinti senas nereikalingas ląsteles. Su amžiumi mūsų kūne kaupiasi senstančios ląstelės, kurios trukdo kitoms ląstelėms atsinaujinti. Tai spartina senėjimą, taip pat trikdo hormonų veiklą ir skatina įvairius uždegimus. Taigi, koks ryšys yra senolitikų su menopauze? Kaip gerai žinome, kad menopauzės metu hormonų pokyčiai vyksta visame kūne, tame tarpe ir ląstelėse. Hormoniniai pokyčiai, ypač estrogeno sumažėjimas, gali sukelti oksidacinį stresą, mažinti atsparumą uždegimams, lėtinti ląstelių atsinaujinimą. O tai yra ideali terpė senoms ląstelėms kauptis ir atlikti juodą darbą. Jei jaučiate dažną nuovargį, uždegimus, hormonų disbalanso simptomus, prastą miegą, smegenų rūką, tuomet būtų naudinga įtraukti senolitikus į savo rutiną. Šitas senolitikas yra mano atradimas, kuriuo noriu pasidalinti su jumis. Jis yra sukurtas Japonijoje, įkvėptas Okinavos ilgamžių išminties ir gyvenimo būdo. Ir jį sudaro tik 2 ingredientai. 2, bet labai galingi. Tai yra žaliosios arbatos lapelių ekstraktas ir ličių vaisių ekstraktas. Šie galingi ingredientai mažina oksidacinį stresą, padeda atsikratyti užstrigusių senstančių ląstelių, taip pat gerina kraujotaką, odos elastingumą ir suteikia energijos. Tai tikra jaunatviškumo bomba jūsų ląstelėms.